Sąjūdžio pirmieji Draugai, jūsų jau 36, Lietuvos jungiamės, nepriklausomybės dalinamės, akto kad mūsų signatarė, būtų kuo daugiau, nes signatarų klubo tiek, prezidentė kiek čia mūsų susirinkę, Birutė bijau, Valenytė. kad gali ir neapginti, nedaginti, reikia daugiau. Labadiena. Ačiū, kad atėjote. Bet aš pirmiausia norėčiau, kad jūs ne į mane žiūrėtumėt, o į tą pusę. Ten mūsų širdis, ten mūsų istorinė atmintis, ten mūsų sąmonė ir garbė. Nuo čia prasidėjo Lietuva. Greit minėsim Lietuvos imperatoriaus Vytauto Didžiojo 600 metų mirties jubiliejų. O šiandien mes minime 38-asias Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio gimimo metinės. Ir štai stovime prie istorinio objekto, kurį reikia ginti po 38 metų. Kas galėjo tuo patikėti, bet tai yra faktas. Mūsų tautos istorija yra labai gera, sena ir labai daugiasluoksnė. Ypač čia, Vilniuje. Čia sostinėje, kuri diktavo madas ne tik nuo Baltijos jūros iki Juodosios, bet diktavo madas ir plačiau. Bet mes kažkodėl nelabai norim to pripažinti. Mes bijom savęs. Mes kol kas negalim išsivaduoti, kaip aš sakau, iš tos baudžiauninko sąmonės, kad kažkas mums kažką turi dar duoti. 1992 metais referendumu spalio 25 dieną Lietuvos tauta patvirtino Lietuvos Respublikos konstituciją. Konstitucijos pirmasis straipsnis sako, kad Lietuvos Respublika yra demokratinė valstybė. Taigi šita konstitucija veikia šitoje šalyje, Lietuvos Respublikoje, ir mes esame jos piliečiai. Mes negalim pamiršti šito ir negalim leisti, kad konstitucija būtų nevykdoma Lietuvoje. Čia veikia Lietuvos konstitucija, kurią priėmė lietuvių tauta ir niekas kitas. Taigi, prieš 38 metus čia šiuose rūmuose buvo labai karšta. Susirinko lietuvių tauta išsiilgusi laisvės, patikėjusi ją ir supratusi vieną paprastą dalyką, kad jinai pati gali tvarkytis, kad jinai pati gali priimti sprendimus. Ir štai norėčiau iš 1988 metų spalio 22 dienos sąjūdžio suvažiavimo kai ką pacituoti. Čia buvo 400 korespondentų iš 17 pasaulio šalių. Buvo 1127 išrinkti delegatai. Romualdas Ozolas, vienas iš organizatorių suvažiavimo, prisimindamas komentavo. Įsiklausykime. Šalia Gedimino aikštės ir Vingio parko mūsų senojoje sostinėje atsirado dar viena vieta, kurioje sutalpino savyje visą Lietuvą. Tai sporto rūmai. Šventa tiesa. Dvasia, kuri tada gaubė čia visas 2 dienas. Aš manau, didžioji dalis čia susirinkusių gal ir dalyvavot, jeigu ne viduj rūmuose, tai šalia jų, nes rūmai buvo apsupti. Romualdas Ozolas dar kartojo kitą dalyką, pasakė. Atėjom į steigiamąjį susirinkimą, nenusipurtė kelio dulkių. Visi, kurį tą kelią praėjo, ir veteranai, ir jauni. O pabaigai norėčiau dar vieną citatą iš šitame suvažiavime, šiuose rūmuose pasakytą.
Vytautas Landsbergis, Lietuvos iniciatyvinės grupės sąjūdžio narys, išmintingai tada pastebėjo. Suvažiavimo čia žengti didelį istorinį žingsnį ir todėl smulkmenos tegul traukiasi prieš didįjį istorinį bendrumą. Labai geri žodžiai. Jie šiandieną yra ypatingai reikalingi. Bet toji pusė, kuri šitos žodžius pasakė būtent šiuo klausimu, šiandieną kažkodėl tyli. Aš manau, kad mūsų buvimas čia, mūsų aktyvi veikla leidžia suprasti vieną elementarų dalyką. Niekas niekada dykai yra neduodama ir niekas šiaip savo nėra dovanojama. Mes privalom pasakyti, ką bandome pasakyti, ir aš manau, kad mes privalome priversti mūsų valdžią išgirsti mus. Todėl, kad tik tokiu būdu mes turėsime apgintą žodžio laisvę, apgintą mūsų poziciją ir apgintą istorinę atmintį. Žmogus be istorinės atminties yra visada vaikas ir jis niekada nežino, kas jis toks. Istorinė atmintis yra pamatas tiek valstybei, tiek piliečiui, tiek kiekvienam šeimos tėvui ir mūsų jaunajai atžalai. Pabaigai noriu pasakyti Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Algirdo Patacko mintį. Lietuvoje žodis būdšaknis jau yra prarastas. Žemaitijos giliam kaime kai kur dar jis išlikęs. Latviai šitą žodį turi ir tebeturi. Ir jie jį vadina truputėlį kitaip ir būdsargs. Taigi būdšaknis, argi latviškas būdsargs, yra žmogus sergėjantis giminės, ne tik ekonominį turtą palikimą, šaknis, priedermę ir priedermę savo atžalas ir vaikus mokinti, pažinti ir žinoti savąsias šaknis. Ir šitam kontekste tada yra ypatingai svarbus klausimas. Nėra tiek svarbu kiekybė, tai yra kokybė. Yra ypatingai svarbu, kiek tų būdšaknių iš tikrųjų mes dar turime. Aš manau, kad čia susirinko tokie, su tokiu mąstymu žmonės. Ačiū Jums, kad atėjom, neškim šitą dvasią ir idėją ir perduokim ją kitiems, nes tai yra ypatingai svarbu. Nes ne šitas būrelis galime nuveikti labai daug, jeigu mes turėsime veikimo kryptį ir vektorių štai į tą pilį. Ačiū Jums.